Namastei. Esu kažkur tai Himalajų kalnuose. Man už nugaros nedidelis Deprajak miestelis, kuriame prasideda šventoji Gangos upė. Ir čia aš atvykau su vienu labai įdomiu tikslu. Būdamas vandens žmogus, nuo pat mažens didžiąją dalį laisvalaikio skiriau savo gimtosios upės Strėvos ir kitų šalia esančių vandens telkinių tyrinėjimui. Tačiau atėjo diena, kai visų aplinkinių upių ir ežerų lobiai buvo atrasti, o noras tyrinėti vandenį tik tai augo. Tuomet mano žvilgsnis pakrypo į tolimus kraštus. Spontaniškai išvykau į Afriką ir kelias dienas tyrinėjau pasaulio upių tėvą Nilą, o vėliau nuo ištakų iki pat Londono perplaukiau vieną iš įdomiausių Europos upių Temzę. Bet vidinis balsas vis nedavė ramybės, jo kažkur pasaulyje egzistuoja kur kas įdomesnė upė, kuri netilpa į jokius mums vakariečiams įprastus suvokimo rėmus. Taip likimas mane su Baidario kuprinėje atvedė Indijos Himalajų kalnuose esantį Gangos aukštupį. Milijardų Indijos žmonių Gangos upė nėra nei maisto, nei pramogų šaltinis, o deivė Ganga, kurią jie nuolankiai garbina. Todėl ramybės man nedavė tik vienas klausimas: ar Gangos upė sutiks man atverti savo didžiasias paslaptis? O gal šiam mano norui taip ir nebus lemta išsipildyti? Bandau surasti prieimą prie Gangos ištakų, bet panašu, kad pasiklydau siaurose miesto gatvelėse. Pasilabinę su vietiniais miesto gyventojais, netrukus pasiekiau upių santakoje esančią ritualinę maudyklą. माता गंगा। माता गंगा। ये भागीरथी अलकनंदा। इसमें 4 गंगा मिक्स है। यहाँ से गंगा उत्क्रम स्थान कहा जाए। यहाँ गंगा पूजा होते है। गंगा मैया का। I'm a Christian, I can go. गंगा उत्क्रम स्थान कहा जाए। यहाँ से गंगा कहलाती है। बहुत धन्यवाद। Gavęs vietinio šventiko leidimą ir aš negalėjau atsispirti pagundai išsimaudyti šventame Gangos vandenyje. Priėjau vietą, kuri didžiųjų hinduizmo švenčių metu yra naudojama religiniams apeigoms. Čia žmonės lipa į vandenį, nusimaudyti šventosios Gangos vandenyse. Gal čia įsileis savo Baidarį. Podinės indai mėtosi likę nuo religinių apeigų. Žmonės netgi pinigus palieka, išreikšdami kažkokius norus. Na ką, pati įdomiausia gyvenimo kelionė oficialiai prasideda. Nors nuo pat pirmos kelionės minutės buvau pasiruošęs rimtiems Gangos iššūkiams, tačiau papuoliau visišką laukinės gamtos ir ramybės oazę. Kokie vaizdai. Himalajų kalnai. Įplaukiu į džiunglių zoną. Jau mačiau keletą beždžionių. Kažkoks keistas gyvūnas nuo tilto mane stebi. Kasgi tai galėtų būti? Gangos vandens lygis nusėdo ir žuvelė papuolė į nelaisvę. Oho, kokia įdomi. Labai graži žuvis. Nu ką, žuvelė, keliauk į laisvę. Besigrožėdamas man nematytais vaizdais, nepastebėjau už kalnų besileidžiančios saulės, todėl turėjau skubiai ieškoti nakvynės vietos. Labas rytas nuo Gangos krantų. Himalajų kalnų grožis, Gangos upė. Argi dar reikia kažko šiam nuostabiam rytui? Tačiau vis labiau įsišėlstanti Ganga antrąją kelionės dieną visiškai nežadėjo ramaus irklavimo. Ganga po biškį pradeda rodyti savo nagučius. Toj bus reikalų.
Besisukdamas ant linksmųjų vandens kalnelių, neįtariau, jog už sekančio posūkio Ganga man turi paruošusi patį sunkiausią kelionės iššūkį. Įveikiau! Aš apšalęs. Nieko panašaus neteko patirti, nei Striloj, nei Nemune. Ačiū tavo motina Ganga, ačiū. Hare Gange! Sėkmingai įveikęs kalnų Gangos iššūkius kartu su vietiniais irkluotojais sušukau padėkos mantrą Gangai. Hare Hare Gange! Hare Hare Gange! Na ką, bičiuliai, pagaliau pasiekiau Rišikešą. Tai yra pirmas didesnis miestas ant Gangos upės kranto, turintis didelę religinę reikšmę. Namaste, hello. Įdomus faktas, jog į šitą Indijos miestą labai daug žmonių iš viso pasaulio susirenka mokintis jogos ir meditacijos amato. Miesto krantinėje pamatęs laisvą tarpą nusprendžiau išsilaipinti į krantą ir skubiai susipakuoti baidarę. Tačiau šiam mano planui nebuvo lemta išsipildyti. YouTube, yeah? Yes. Okay, Vilnius. Your channel. Yeah, video. Yes. Show. In my country only 3 million people. Yeah, and here is much more. My country is very small. Na ką, susipakavau daiktus Rišikešo miesto krantinėje ir dabar keliauju iki viešbučio. Labai daug vietinių susirinko pažiūrėti, ką aš čia veikiu. Visiems viskas įdomu. Bet vaikam nedaviau plaukti, nors ir labai prašė. Tokia ta pirmoji kelionės dalis. Bet tyrinėdamas Rišikešo krantines ir stebėdamas niekad nesibaigiančias maldas bei mums neįprastus ritualus, pradėjau suprasti, kokią milžinišką religinę reikšmę Indijos žmonėms turi Gangos upė. Tačiau niekas negalėjo prilygti kiekvieną vakarą atliekamai įspūdingai Gangą arti ugnies ceremonijai, kuri skirta deivei Gangai pagerbti. Labas rytas, dabar yra 5 valandos ryto. Reikia eiti ieškoti vietos baidarį į vandenį įsileisti. Reiškia, atsikėliau dar su tamsa, kad galėčiau rasti ramią vietą baidarį į vandenį įsileisti. Bet Indijoje turbūt tas neįmanoma. Tokiom sąlygom draugai tenka irkluoti Indijoje. Niekur kitur pasaulyje tokie dalykai nevyksta, tik tai stebuklingoje Indijoje.
Palikęs Rišikešą, vėl papuoliau į džiunglių zoną. Vietiniai gyventojai mane perspėjo, jog čia galima sutikti ne tik tai beždžionių, bet ir indiškų dramblių, leopardų ir netgi tigrų. Na ką, panašu, kad artėjau prie pirmosios dirbtinės kliūtės. Turbūt teks įsikelt baidarę. Susipakavau baidarę. Dabar kažkaip tai per džiunglių atkarpą reikia daryti iki pagrindinio kelio. Tikiuosi nesutiksiu jokio pavojingo gyvūno. Radžedžių tigrų rezervatas. Na ką, pirmoji užtvanka sėkmingai veikta. Nors Rišikešą ir sekantį miestą Haridvarą skiria vos 20 km atstumas, tačiau Gangos upė net ir šioje neilgoje atkarpoje man nepagailėjo rimtų iššūkių ir kliūčių. Ko tai aš nesitikėjau. Užplaukiau ant seklumos. Kliūčių sezonas senokai pasibaigęs, todėl upė gan stipriai nusekus. Tenka rankomis persinešti savo baidarę per kliūtį. Paskutiniai Himalajų likučiai lieka už nugaros. Ryt pradėsiu kelionę Gango lygumą. Haridvare buvau sutiktas su gėlėmis. Pasilabinęs su linksmais ir draugiškais vaikais, keliavau tyrinėti šio indam švento miesto. Haridvaras, arba vartai pas Dievą, išvertus iš sanskrito kalbos, yra vienas iš svarbiausių hinduizmo religinių centrų, todėl ši indam šventa vieta nuolatos būna sausakimša religinės apeigas Gangos upėje atliekančių iš visos Indijos atvykusių piligrimų. Bičiuliai, palieku Haridvarą. Neilga čia buvo mano viešnagė. Labai daug indų, kurie atvyko čionai atlikti ritualinės apeigas Gangos upėje. Einu prie upės ieškoti ramesnės vietos baidarį įsileisti. Tikiuosi šį kartą pavyks ramiai išplaukti. Bandysiu baidarį į vandenį įsileisti šalia besimaudančių buivolų. Gal nepradurs. Na ką, bičiuliai, žemiau Haridvaro miesto pavyko surasti ramią vietelę baidarį į vandenį įsileisti į Gangos upę. Ir nuo šiol prasideda sunkiausias, bet kartu ir pats įdomiausias mano kelionės etapas. Per laukinę Indiją, jokių didelių miestų, tik maži miesteliai ir laukinė gamta. Na ką, laukinė Indija, laikykis! O čia panašu, kad ant Gangos krantų verda gyvenimas, žmonės dirba ūkio darbus. Taip vietiniai žmonės derlingą Gangos dumblą krauna į vežimus ir veža tręšti cukranendrių. Visos Gangos pakrantės ištisos nesibaigiančios cukranendrių plantacijos. Namaste. Hello. आप कैसे हैं? Ant Gangos kranto matau kažkokią keistą statulą. Gal reikia išlipti patyrinėti. Kažkokią Indijos dievo skulptūrą matau. Panašu, kad ne vieno. Su 6 rankom. Iš šiaudų viskas sulipdyta. Matyt, buvo atliekamos kažkokios ritualinės apeigos ant Gangos kranto. O ten tolumoje matau kaimelį su šiaudiniais stogais. Atrodo kaip Rumšiškių muziejus. Na ką, einu patyrinėti. Labai įdomu pasižiūrėti, kaip ten žmonės gyvena tam indiškam senoviniam kaimelyje. ये मेरी लड़की है। ओके, धन्यवाद। मैंने कह दिया दूध पिला दो। धन्यवाद।
Nu, žmonės karios augina. Širam, džiki. Jie širam. Jie širam. Širam, džiki. Apke sehe. Mi, Haridwar, Ganga. Please. Take. Okay, धन्यवाद धन्यवाद. आपका नाम क्या है? शमशाद. शमशाद. मेरा नाम विलुस है. विलुस. आपका नाम क्या है? राजी. ओके. दूध पियोगे? अभी. ओके, अच्छा, बहुत धन्यवाद. Good. बाय, फिर मिलेंगे. बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे. Nu, nors visiškai nesusišnekėjom, žmonės vietiniai nemoka anglų kalbos, bet pavaišino pienu, atnešė kėdę, pasodino ir pačias geriausias patirtis su žmonėm, su kuriais nepavyksta susišnekėti normaliai. Galvojau, kad susiradau neblogą vietą nakvyniai, bet matau galvijų pėdas. Reiškia, čia šitoj soleliai gali būti paleisti ganytis gyvuliai ir nekokia idėja būtų čia palapinę statytis. Labas rytas. Nepavyko normaliai išsimiegoti palapinėje. Kažkas visą naktį aplink slankiojo ir pastoviai prabusdavau. Nelabai supratau, kas ten galėjo būti. Žmonės, gyvūnai, o gal dvasios kokios. Namaste. आप कैसे हैं? Come here, come. आपका नाम क्या है? मेरा नाम Vilius है. Vilius. Vaikam viskas įdomu labai. Nematyta valtis. Bye, फिर मिलेंगे. Gražus rytas Gangos upėje. Vėl užstrigau ant seklumos vidury Gangos. Kažkokie labai įdomus namukai ant Gangos kranto. Gal čia šieno kupetas. Geriamas vanduo į pabaigą. Reikia išlipti paprašyti ūkininkų. Gal turės? Namaste. Hello. आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया. Okay. क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं. ओके. हिंदी. आपका नाम क्या है? वेदपाल चौहान. ओके. विलुस. पानी ड्रिंक. पानी तो यहाँ से नहीं लाए. शुगर केन्स. हाँ, शुगर. ओके. खाना जी. Okay. Atrodo neįtikėtinai, bet kuo giliau į Indiją, to Gangos vanduo skaidresnis. Skaidrumas kaip ežere kokiam. Va taip įdomiai vietiniai žmonės parsipilukdo žolę iš kitos Gangos pusės ant savo darbio plausto. Oho! Panašu, kad priartėjau prie pirmo milžiniško tilto ant Gangos upės. Praplaukiu šventyklą, matau Indijos dievų žiūrinčius į Gangos upę. Čia panašu, kad vyksta laidojimo apeigos.
Žmonės krauna laužą ir palydės velionį į paskutinę kelionę. O paskui pelėmis išbarstys Gangos upėje. Prieš vykdamas į Indiją aš nekartą sulaukiau klausimo, kaip aš nebėjau vienas į tokį nuošalų kraštą keliaut. Neva čia žmonės ir jų gyvenimo būdas yra visiškai mums svetimi. Aš su tuo nesutinku. Juk mūsų protėviai senovė irgi turėjo panašią religiją ir atlikinėjo sudėtingas ritualinės apeigas. Nustebtumėt sužinoję, kiek daug panašumų turi senovės baltų religinis gyvenimas su Indijos gyventojų papročiais. Gal dėl to aš čia ir jaučiuosi kaip namie. Papuoliau į Gangos upės labirintus. 3 maži takeliai išplaukimui ir nei vienas neatrodo patikimas. Pasiekiau vieną iš sudėtingesnių savo kelionės etapų – Haidarpūro rezervatą, kuriame yra krokodilų, kobrų. Labai nenorėčiau, kad Gangos srovė nuneštų mane į pačią pelkę, bet dėl didelio rūko nežinau, ar pavyks išplaukti pagrindinę Gangos srovę. Dėkui Dievui, be jokių nuotykių pavyko pasiekti atvirus vandenis. Jau buvau sunerimęs. Kokia gausybė visiškai nematytų vandens paukščių. Jeigu man nesivaidena, matau kažką pažįstamo. Vau, krokodilas! Panašu, kad matau ilganosį Gangos krokodilą. Vietiniai gyventojai mane ramino, jog Gangos krokodilai nepuola irkluotojų, bet pas jos valtis medinės. Atsidūręs nepažįstamos laukinės gamtos apsuptyje nebeirklavau ir gėrėjausi nematytais gyvūnais. Ir čia atėjo momentas, kurio aš labiausiai laukiau šios kelionės metu. O šakės. Aplink mano baidarę nardo Gangos upės delfinai. Ten dar vienas iššoko! Dabar jau 2, ne, 3 delfinai. Gangos delfinai nėra legenda, jie iš tikrųjų egzistuoja. Kažkas neįtikėtino. Vat apie tokią laukinę Indiją aš visada ir svajojau. Ačiū tau, Ganga. Ačiū tau, Indija. O Dieve, kokius grožius. Labas rytas. Turiu didelę problemą. Visiškai baigęs geriamas vanduo. Bet to jau daugiau nei para jokio maisto burnoj neturėjau. Ilgai taip neišgyvensiu. Reikia grįžti pas žmonės, atgal civilizaciją. Štai ir pirmieji civilizacijos ženklai. Dar viena Indijos dievų garbinimo vieta ant Gangos kranto. Namaste. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. पानी 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 यही पी रहे हैं हम तो। खाना पाना खाना पानी 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 क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं नहीं hindi hindi. Panašu, kad nieks čia nešneka angliškai, bet kažkaip tai turiu paprašyti maisto ir vandens. Neturiu kitos išeities. Namaste, Jai Shri Ram. Namaste. Namaste. Namaste, Jai Shri Ram. Pani? Pani? Jai Shri Ram, namaste. Pani? Bottles? Bottles? No, no bottles. I take everything, like this. Okay, firmilenka, dhanyavad. Bye. Drinking pani. Okay. Crocodile. And dolphins. Dolphins. Yeah. Selfie time. Okay. कितना रुपया? How much it be? नहीं Okay, बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. एक साल
Okei, pirmilengė. Bahodanėvat. O, bičiuliai, badu nemirsiu. Vyksta kažkoks vakarėlis ant Gangos kranto. Ir aš susivykiau ir maisto, ir vandens. Ačiū geriesiems Indijos žmonėms. Net pinigų neėmė. Bet tai kokia skonių įvairovė. Keliaudamas per Gangą, išragausiu pačius skaniausius indiškus patiekalus. Ant kranto matau besidarbuojančius ūkininkus. Labai smalsu pažiūrėti, ką augina. Namaste, Jeramjiki. Speak English? No? Angrezi? No? Nahi. Okay. Hindi. Food here? Food? ये पहले तरबूज. Okay. खीरे. Kiri. Panašu iš šitų daigų. Paskui užaugo kažkas. Namaste. Atrodo neįtikėtina, bet visos kelionės metu nesutinku jokio kito baidarininko. Tik vietiniai žmonės su savo medinėmis valtimis. Matyčiau, upė nėra skirta pramogautojams. Ir aš nelinksmybių ieškodama čia atkeliavau. Namaste. Aap kaise hai? Bye. Pirmilengė, bye. Tokių grožybių ant Nemuno krantų nepamatysi. Kokios muzikėlės Indijos jaunimas klauso, važiuodamas traktoriu. Nu va, panašu, kad į kažkokį vakarėlį atvykstu. Gal nuplauk pasižiūrėt, kas ten vyksta, bet eisiu į balių ir vėl nepavyks išsimiegot. Labas rytas. Paskutinė mano naktis praleista palapinėje ant Gangos upės kranto. Šalta naktis buvo, ūkanota ir pakankamai nerami. Vietiniai žmonės meldėsi visą naktį ir buvo sunku užmigti. Ganga paskendusi rytinėje migloje, visiškai nematau, kur irkluoju. Pasakos, Ežiukas rūke, ekranizacija. Dar tik ankstus rytas, o per Gangą jau aidi muzikos garsai. Kas čia vyksta? Abi Gangos pakrantės ištisas nesibaigiantis palapinių miestelis. Namaste. Namaste, hello. वीडियो? Yeah, video. करनी है वीडियो? हाँ? ऐसा करवाऊँ ना? Yeah, video. ओए, हाथ ऐसा कर लिया, हाथ वीडियो बननी है, वीडियो. Namaste. Tai štai kaip Indijos žmonės džiaugiasi savo mylimą Gangą. Na ką, po tokių įkvepiančių vaizdų man nelieka kito pasirinkimo. Ant Gangos kranto matau gražią indišką šeimyną. Namaste, Ji. How are you? Aap kaise hai? Picture? No? Nahi? Namaste. Namaste, Ji. Aap kaise hai? Okay. Haridwar. अच्छा? Haridwar, yeah. हरिद्वार जा रहे हैं सही? Yeah. Okay. अच्छा जी। स्नान करके आए? स्नान करके आए गोता? अच्छा, yeah. अच्छा. Namaste. Aap kaise hai? Okay. Supratęs, kad šios gražios šeimos atžalas nedrįsta bendrauti su nepažįstamuoju, nusprendžiau už Gangos vandenų ištraukti kokoso riešutą ir taip bandyti užsitarnauti jų draugystę.
Picture, picture, family, picture. Picture, picture, smile, smile. One more picture with me. Okay. Okay, धन्यवाद, thank you so much. बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. आपसे मिलकर खुशी हुई. Bye bye. Dviprasmiški jausmai užplūdo. Negaliu irkluoti. Mano kelionė artėja į pabaigą, bet aš supratau, kad aš visiškai nenoriu palikti Gangos upės. Tiek daug nuostabių akimirkų čia nutiko per šitas kelias pašėlusias dienas. Na ką, draugai, panašu, kad netrukus pasieksiu savo kelionės tikslą. Netoli naujojo Delio esantį Brihat miestą. Namaste. Journey complete? Yeah, journey complete, yeah. Take it. It's a gift for your son. Very nice. बहुत धन्यवाद. How much to pay? कितना रुपया? There is a no spoon. Please have it in hand. How much to pay? No. It's no pay. Okay, बहुत धन्यवाद. It's only free. Okay. धन्यवाद. Oh, बहुत धन्यवाद. Thank you. You are very friendly. Okay. What is this? It's Mary. Chaz. Milk. Okay. In Hindi. Okay, milk. Milk. Very spicy. Okay. He will take a salad. Okay. Thank you. धन्यवाद. Which country you want to from? Lithuania. Lithuania. Yeah, it's very small. Okay. 2.5 million people. India is very big. Yeah. Much more bigger. And Indian people's heart are also very big. Yeah. Very good people. All people are good. Yeah. Thank you. बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. Nice to meet you. Bye bye. Nors mano suplanuota kelionė Gangos upėje ir buvo baigta, tačiau norėdamas gauti atsakymą į patį svarbiausią mane kamavusį klausimą, turėjau su savo baidare nukeliauti į patį švenčiausią Indijos miestą. Labas rytas, draugai. Dabar Varanasi yra 5 valandos ryto. Specialiai atsikėliau gerokai anksčiau prieš saulėtekį, kad galėčiau ramiai vandenį įsileist baidarę. Einu prie upės dabar, prie Gangos, pažiūrėsim, kokia situacija. Ėjau ieškoti vietos baidarį vandenį įsileisti, bet staiga pasijutau blogai. Toks jausmas, kad kažkas nenori manęs išleisti Gangos upę Varanasiją. Ką daryti? Gal neplaukti? Su vietinių žmonių palaikymu, nugalėjęs mane kankinusias dvejonės,
Įteikiau Gangai nedidelę auką, kad galėčiau paskutinį syk ramiai su savo baidariai išplaukti į šventus jos vandenis. Na ką, bičiuliai, panašu, kad be jokių trukdžių pavyko išplaukti paslaptingai į Varanasi miestą. Įsibridę į Gangos upę, indai atlieka savo rytinės ritualinės apeigas. Indijos žmonėms Ganga yra atlaidumo ir apsivalymo deivė. Varanasis indams yra pats švenčiausias ant Gangos pakrantės įsikūręs miestas. Priplaukiu vietą, kurioje Indijos žmonės palydimi į paskutinę kelionę. Tai sudėtinga, bet labai svarbi ritualinė apeiga. Tik taip Indijos žmonės gali užsitikrinti amžinai pomirtinį gyvenimą. Galbūt tai ir yra ta didžioji Gangos paslaptis. Kiek daug savo energijos ir tikėjimo Indijos žmonės atiduoda Gangos upiai, o mums tai būtų eilinė upė. Panašu, kad pagaliau radau pačią įdomiausią pasaulio upę.